Labas visiems, labas bendruomenė. Nuoširdžiai dėkoju visiems už sveikinimus mano komandai ir man pačiai. Dėl to, kad mes pasiekėme labai aukštą poziciją, vieną aukščiausių kvalifikacijų ametisto Lietuvoje ir vos tik per keletą mėnesių. Iš tiesų mes esame pavyzdys to potencialo ir gebėjimo dirbti su savimi. Moteris. Visa, ką jūs savo pasakysite, ką jūs apie save galvosite, ką jūs savo nuolat kartosite, kokią jūs viziją turėsite savo to tobulo gyvenimo, kurio jūs norėtumėt arba jaučiate, kokio gyvenimo esate vertos, tas taps jūsų realybė. Absoliučiai, jeigu jūs galvosite, kad jūs negalite, kad tai ne jums, kad jūs nemokate, nedrįstate, kad jūs per kvaila arba nesugebėsite, visa tai virs švenčiausia jūsų tiesa. Moteris ir vyrai, jūs esate tie, kurie save įgalinate arba tie, kurie save uždarote. Taigi aš kviečiu atmesti visus išorinius dalykus, kurie jums teigia, kad jūs negalite, kad tai ne jūsų nosiai, kad jūs per toks ar per šioks arba per kitoks, kad geras gyvenimas ne jums, kad jūs esate iš tokios ar kitokios šeimos, kad jūs neturite pažinčių ir panašiai. Visa tai čia sudūla į šipulius. Dar kartą pakartosiu, nes tai yra visiškai tiesa, tai yra mano pačios gyvenimo patirtis. Visa, ką jūs galvojate apie save ir kiek jūs savo leidžiate būti tokiu, kokiu norite būti, tai tampa švenčiausiai jūsų tiesa ir realybė. Neužsidėkite savo ribų, negalvokite apie save blogai, įgalinkite save pasitikėjimui, drąsai, veiklumui. Gyvenimas duotas kaip gražiausia patirtis, tai yra vienas dabar ir jis eina dabar ir jūs turite su tuo ką nors daryti. Užuot dejoja, kad kažkas nesiseka, kad gyvenate ne tokį gyvenimą, kokio norite, kad yra nepriteklius, kažkoks tai ne toks gyvenimas, kokio jūs tikėjotės ar ne, tai imkite tą gyvenimą į savo rankas. Pirmiausia, nuo darbo su savimi. Galvokite, kad tai yra jums, kad jūs esate verti ir tada apsupkite save žmonėmis, kurie yra pozityvūs, kurie taip pat yra tikslo siekiantis, kurie mano apie save labai gerai, kurie pasitiki savimi, kurie žino, kad viskas, visa gausa, materija ar ne aplinkui, tai yra tiems žmonėms ir jie yra to verti. Ir ne veltui yra sakoma, su kuo sutapsi, su tuo ir pritapsi, ar ne, kad reiškia būsi toksai, kaip ir tavo aplinkoje žmonės. Ir ypatingai noriu pasakyti moterims dėl to, kad tinklinėje rinkodaroje per ilgametę patirtį aš sutinku labai daug nepasitikinčių savimi moterų. Labai gaila moteris dėl to, kad jūs tokios įtakingos, jūs tiek savyje turite potencialo. Iš kur aš žinau? Dėl to, kad ir aš esu moteris. Ir aš žinau, kad mumise yra visko tiek, kad mes galėtumėm absoliučiai turėti viską, ką mes tik tai norime ir pasiekti, ką mes norime. Dėl to, kad mumise tiek jėgos, tiek yra talentų, tiek yra duotybių, kiekviena esame skirtingos, bet mumise yra tokia energija, kurią mums belieka tik tai atskleisti ir įdarbinti. Mes turime labai daug kūrybinės energijos, moteris. Ir jeigu jūs gyvenate toksiškoje aplinkoje, kuri sako jums, kad jūs neverta, tai ne jums, tai ne jūsų nosiai, jūs parodykite jiems vidurinį gyvenimo pirštą. Jeigu esate tokia kultūringa kaip aš ir nedrįstate parodyti, taip tiesiai, šviesiai, tai bent mintyse parodykite gyvenimo pirštą ir pasakykite, aš viską galiu ir tavo nuomonė man nėra svarbi, nes pati svarbiausia nuomonė tai yra mano pačios apie save. Tai, ką aš apie save galvoju, tai man leidžia atsiskleisti arba užsidaryti ir užsidėti ribas. Taigi, mano komanda yra sėkmingų moterų komanda, kuri eina per savo iššūkius ir per savo asmeninės savybės. Mes išmokstame būti čia atviros, komunikabilios, žingeidžios, verslios. Visus įgūdžius mes čia išmokstame ir tampame geresnėmis ir aplink save kūrėme gausą, realybę, kurioje mes norime gyventi. Taigi, moteris ir vyrai, aš taip pat jūs kviečiu į šią įstabią kelionę kartu su manimi į Čiogan kompanijoje, kur mes galėsime
atskleisti savo potencialą ir susikurti savo realybę tokią, kokią mes iš tiesų norime. Aš esu to pavyzdys absoliučiai. Viskas, kas yra mano mintyse, aš viską gebu įgyvendinti. Dėl to, kad turiu pakankamai drąsos ir pakankamai pasitikėjimo savimi. Taip susidėliojo mano gyvenime patirtis, kurios suformavo tvirtą stuburą ir žinojimą, kad niekieno nuomonė nėra svarbi, nes pati svarbiausia yra pačios nuomonė. Tai, ką aš apie save galvoju, tas aš ir esu. Taigi kviečiu į šią galimybę, pirmiausia kviečiu man parašyti tie, kas norite savo potencialą atskleisti, kas nori iš tiesų keisti savo gyvenime, kas nori susikurti savo darbo vietą, žingsnis po žingsnio, palaipsniui mes tampame tobulesni, geresni, išlaisviname savyje įvairiausius ribotuvus ir tampame tuo, ko norime būti. Taigi, dar kartą dėkoju bendruomeniai už palaikymą, už sveikinimus, už komentarus, už ženklelius, širdutes ir taip toliau. Dalinis ryšys mus įkvepia ir duoda potencialą dar labiau stengtis dėl jūsų tapti savo srities profesionalais, žinovais, tuo pačiu dar daugiau augti. Taigi dėkoju visiems, kad esate ir kviečiu toliau sekti mano kanalą ir moteris bei vyrai išlaisvėti ir savo gyvenimo kokybę kurti patiems, nes jūs tai galite. Iki.